Sveiki visi, tiesiog pagalvojau padarysiu dar vieną video. Šiuo metu aš esu prie laužo, tai tol čia keičiasi apšvietimas. Manau, kad mums trūksta žmonių, kurie pasakytų, kad viskas yra gerai. Ir ypač dabar tokiam laikotarpiu, kaip daugam gali būti sunku ir tiesiog žmonės turi daug problemų. Aš noriu būti šiandien tas žmogus, kuris jums pasako, kad viskas bus gerai. Ir iš tikrųjų viskas bus gerai ir galbūt dabar ir atrodo, kad viskas labai sunku ir viskas beprasmiška. Bet žinokit, kad tikrai ateis laikas, kai viskas bus bent geriau ir eis į geresnę linkmę negu dabar. Nesvarbu, kokiam jūs gyvenimo laikotarpiu. Ir jeigu jūs laimingi, tai aš labai esu laimingas dėl jūsų ir džiaugiuosi, kad galbūt tų problemų yra mažiau pas jūs ir, kaip sakoma, jūs ramiau miegat naktim. Bet tiem, kurie kažką išgyvena sunkaus ir nesvarbu ką, bet jeigu turi kokią problemą arba šiaip priežastį liūdėti, tai viskas bus gerai ir žinokit, visi praeina tokį laikotarpį, kai kažkas nutinka arba kažkas nutinka ne pagal planą ir yra tikrai sunku. Ir ypač jeigu tu jaunas, tai yra dar sunkiau, nes labai sunku viską sudėti į galvą ir viską suprasti ir suvirškinti visus įvykius. Aš turėjau dažnai tokią problemą, kad ir tai nėra, turiu palyginus su visomis problemomis, kurios egzistuoja Žemėje, tai nėra pati didžiausia problema, bet aš turėdavau tokią problemą, kai aš turėjau labai daug projektų, ką padaryti per visą dieną. Ir man kažkaip atrodydavo, kad dūmai, atsiprašau. Ir man atrodydavo, kad jų tiek daug, kad aš negaliu jų padaryti visų ir darant vieną aš galvoju apie kitą ir taip viskas susipina ir gaunasi, kad per visą dieną, kai aš turėčiau kažką padaryti, aš nepadarau nieko, nes aš tiesiog rūpinuosi, kaip aš kažką padarysiu, bet aš nieko nedarau. Tai buvo mano dažna problema jaunystėje iš tikrųjų. Ir jeigu jūs susidurite su tokia problema, tai galiu patarti vieną dalyką, kad jeigu problema yra daug projektų ir daug darbų, tai tiesiog susirašykit viską ant popieriaus. Ir žinokit, kai susirašot viską ant popieriaus, viską, ką jums reikia padaryti, jūs suprant, kad tai nėra tiek daug, kiek galėtų atrodyti, ir tada galėsit po truputį padaryti vieną darbą ir jį užbraukti, ir padaryti vieną darbą ir jį užbraukti. Nes galvoje viskas atrodo taip milžiniškai ir kai tu nesi užsirašęs, taip gali pasirodyti netgi jų daugiau negu yra tų darbų. Tai toks mano patarimas, jeigu jūs dabar tokioje stadijoje, kad rūpinatės visais darbais, bet nieko nedarote, nes rūpinatės. Arba čia gal tik mano viena problema, tai ir veltui kalbu. Tai viskas, nebelaikysiu jūsų daugiau ir ačiū, kad žiūrite. Ir tikrai žinokit, kad viskas bus gerai. Man patinka toks posakis, galbūt dabar pas jūs ir apsiniaukia, bet patikėkit manim, tikrai patekės greitai saulė. Tai aš jums linkiu, kad kuo greičiau pas jūs patekėtų saulė ir viskas liktų praeityje. O ateityje viskas bus gerai. Svarbiausia įveikti visus iššūkius, kuriuos gyvenimas jūs meta. Tai viskas. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Gero likusio vakaro arba geros dienos. Ir iki kito.